Mikalojaus Konstantino Čiurlionio preliudas vis dur vadinamas pastoralė. Preliudas tai dvasinė kelionė, kurioje atsispindi žmogaus vidinis pasaulis. Žinome, kad Mikalojus Konstantinas Čiurlionis buvo ne tik kompozitorius, bet ir dailininkas. Tad jo kūryboje rašasi vaizdai ir muzika. O ir graži kita mūsų Lietuva. Graži savo liūdnumu, graži paprastumu ir širdingumu. Nėra čia kalnų debesis lemiančių, nei kaskadų ūžiančių. Pažvelk tik aplink, koks graudus paprastumas tame renginyje. Laukas kaip didelis šilkinis kilimas, su tamsiai ir šviesiai žaliais langeliais. Per lauką juokingai vingiuoja kelias ir pranyksta kažkur grioviuose. Palei kelią kryžius, o šalia jo beržas, stovi ir verkia. Toli horizonte mėlynuoja miškas, prisiartink prie jo. Tai jis tau paslaptingų kuždesių seną legendą sakys. Arba raudą graudžiai pradės aukščiau. Pavargęs belakstydamas didelio miesto gatvėmis, atsisėdau ant suolelio pasiuntiniams paskirto. Buvo baisi kaitra. Pilkai geltoni namai kaleno dantimis, įvairias spalvės iškabos ryškiai spindėjo, kur nekur stūksojo auksuotas saulėtas bokštas, o žmonės kaitros nualinti ėjo pamažėlę, tarsi apsnūdę. Kažkoks senas žmogus, netgi senelis, kretančia galva, sunkiai kojas vilkdamas, lazda pasiramšiuodamas, sustojo priešais mane ir ėmė atidžiai mane žiūrėti. Jo akis buvo liūdnos, išblėsusios ir lyg be minties. Ant krūtinės kabojo virvutė privarstyta visokio dydžio kryželių. Buvo ten didelių geležinių, truputį parūdijusių, ir mažesnių plokščių varinių, ir mažučių sidabrinių, trumpai tariant, visas renginys. Elgeta. Nusprendžiau mintyse ir jau norėjau išsiimti iš kišenės varioką, bet senelis, keistai prisimerkęs ir paslaptingai kuždėdamas paklausė: bičiuli, paaiškink man, kaip atrodo žalia spalva. Žalia spalva? Žalia spalva tai yra spalva tokia kaip žolė, kaip medžiai. Medžiai irgi žalios spalvos. Lapai. Atsakiau jam ir apsidairiau aplink, bet niekur nebuvo jokio medelio, jokio žolės lakštelio. Senas žmogus nusijuokė ir paėmė mane už sagos. Eikš su manim, bičiuliu, jei nori. Aš skubu į tą kraštą. Pakeliui papasakosiu tau labai įdomių dalykų. O kai pakilęs ėjau su juo, senis pradėjo pasakoti. Kadaise, labai jau senai, kai dar buvau jaunas kaip tu, mano sūnau, buvo labai karšta. Pavargęs belakstydamas didelio miesto gatvėmis atsisėdau ant suolelio. Pasiuntiniams paskirto. Buvo baisi kaitra. Pilkai geltoni namai kaleno dantimis, įvairias spalvės iškabos ryškiai spindėjo, kur nekur stūksojo auksuotas saulėtas bokštas, o žmonės, kaitros nukankinti, ėjo pamažėlę tarsi apsnūdę. Ilgai aš juos žiūrėjau,
daugiau pievos, medžių, žalumos. Žinai, tokios gegužės žalumos. Staiga pakilau ir ėjau visą gyvenimą, taip veltui jos ieškodamas tame mieste. Ėjau vis pirmyn, klausdamas sukliūtų žmonių, bet jie užuot atsakę, duodavo man kryželius. Įlipdavo į aukštus bokštus, bet dėja visuose horizontuose buvo miestas, miestas, miestas ir niekur žalumos. Tačiau jaučiau, kad jie yra tame krašte, tik aš turbūt nebenueisiu, senas esu. Ak, kad tai kur netoli būtų, tai bent galėčiau pailsėti. Kvapas, muselės minė, o aplink žaluma, žolė, medžiai.